Sveiki, mėlyjei. Šiandien noriu Jums pristatyti, mano manymu, vieną iš geriausių juostinių Akai Akai GX77. Šiandieną, pristatydamas šitą grotuvą, kaip matot, jis atrodo labai gražiai. Jis yra nedidelis, kompaktiškas, 3 motorų, visi jo funkcijos persiduoda per diržą, prasukimas ir velenų sukimas, yra 2 velenai, groja į kairę, į dešinę, turi 6 stiklo ferrito galvutės, rašo ir, kaip sakant, į vieną pusę ir į kitą pusę, kokybė labai aukšta. Sakysit, kad yra geresnių Akajų, kaip 635, 646 arba netgi 747, kurių yra 10 colio ritas. Taip, bet šitie grotuvai yra daug brangesni. Dėl ko aš sakau, kad čia yra vienas iš geriausių Akai. Jo parametrai yra tokie pat kaip Akajaus GX747, nuo 25 dažniai iki 33, 62 decibelai ir 0,5 detonacijos procentas. Labai aukšto lygio grotuvas. Tai va, mėlyjei, dėl ko aš sakau, kad jis yra vienas iš geriausių Akajų. Jisai kainuoja pas mus čia Lietuvoje, galima kažkur tai gal ir rasti, nors sunkiai įsivaizduoju, dar, kaip sakant, nepilnai veikiant už 500 eurų. O Akai GX747 tai dabar be 3000, net nesitikėkit rasti, nuo 3 iki 5000 gali kainuoti. Tai va, įsivaizduokit, kiek galima nupirkti Akai GX77 už tą kainą. Tai va, ką mes čia turim? Kaip matot, va, elektroninis indikatorius yra, turi jisai pamagnetinimą, įrašant galima pakoreguoti, įrašant. Taip pat jisai yra, kaip sakiau, 6 galvučių, 2 rašančios, 2 atkarančios ir 2 trinančios. Ką dar norėčiau pasakyti, kad šitas grotuvas man, kaip visada, jisai yra juostinis, bet jo principas padarytas kaip kasetinio grotuvo. Jisai turi centrinį ten visų pakelimų, įtempimų juostų reguliatorių kaip kasetiniuose grotuvuose. Turi 2 valus, sukamas vieno motoro, vieno diržo, kaip sakiau, į kairę, į dešinę, bet yra tikrai vertas dėmesio grotuvas. Ne tik išvaizda, čia pas mane dar nėra priekinio dangtelio, kuris čia užsidaro. Aš neturiu prie jo šito komplekte, bet jisai gerai išsilaikęs, šitas grotuvas. Yra 100 voltus pas mane, turi distancinį valdymą, laidinį, čia su juo galima valdyti ir groti į vieną pusę, į kitą pusę. Ir prasukimai. Kaip matot, va, tiesa, turi jisai vieną esminę bėdą. Prasukant juostą jau gale, jau sunkiai suka. Čia jau visų esminis tokia problema yra, motorai šiek tiek per silpni, nepajėgia prasukti. Tai va, ką matot, va, ieškokit, pirkit, gražus, geras grotuvas. Tai va, čia buvo Laurūnas. Ate.